64 dabar. 70. Nu, neduotų dar 80. Taip. Taip. Nu jau. Žiūrėk, dabar, mes vis tiek tikim, aš nesilabai. Bet kiek tau pasitikėjimo tau, asmeniškai, nes Dievas mums davė tikrai daug jėgos, iš esmės. Ar tu tiki, kad turi jėgos? Taip. Dėmonas, dėti Nu, taip. Kai prisipildau dvasia, tikiu iš karto. Momentaliai, toks tikėjimas sukyla, aš jį net juntamai, junt. Nu, taip. Nu, buvo tokio atveju ne kartą. Jo paskambino man tokia Krulienė, gal žino, čia yra kaip tik Vanūkė vasėdė. O, tiksliai, labai geras liudimas. Jo teisingai, tokia dizainerė irgi, būtent dailininkė, pasiskambino, sako, man viešpas pasakė, reikia atvažiuoti pas tave, kad gausiu išlaisvinimą nuo baimės dvasios. Ir aš tuo metu kaip tik buvau pilnas dvasios, matai kaip Dievas žino, kaip sujungia žmonės iš karto. Šlovino Dievo, džiaugiausi, viešpatės dvasia atvažiavo pas mane į virtuvę, atsisėdė virtuvė, ištiesiu pirštą ir pasakiau, dvasia pasišalint. Iš karto akis atsidarė, pasitraukė, sako, pajutau, kaip baimė išėjo. Tai ką reiškia, jeigu be dvasios, nebe kaip padarys, jeigu paskačiai baimė, rūpestį, esi kažkokie pasimetęs, bet va tas labai skaidri šventoji dvasia, kuri nori sklisti, plisti per mus. Nu, provokacinių klausimų. Tu jau toks kaip šventas. Taip. Nu, čia Paulius rašo, kad mes visi šventi. Paulius rašo, kad mes visi šventi. Tik tai nebendruokime. Vis tiek yra skirti, bet nekalbėkime. Klausyk, Benai. Žinokit, aš kai pasimeldžiu atgalos maldą, pirmą kartą. Ai, sporto rūmose tada. Sporto rūmose. Ir jeigu būdavo jau ten tokį pestininką, kurie tarnaudavo mus nusidėjus, kurie pasimeldžiu. Ir aš susiroviau Beną. Taip. Jo, Benas man liūdijo, paskui dar kvietėme kažkokias tai ląsteles, ten vienu žodžiu. O paskui mes aplamai ten susipažinom, jis mane pradėjo mokyti ir aš jį pradėjau mokyti meno. Taip, ir išmokom. Ne, gerai, dabar žiūrėk, toks įvyko atvejis. Ir dabar tu man patarsi, gal visiems taip išėjai, kurie patarnavo. Aš, pavyzdžiui, Remigijui kalbėjau šitą reikalą. Visiškai nesinu gal prieš savaitę. Dabar žiūrėk, aš dirbu globos namuose su psichinėm negaliom žmonėmis. Jie, aišku, yra keisti ir pavojingi tarpais yra, vienu žodžiu, viską buvo. Ir aš vienam sakau, Mariau, jam yra epilepsija. Sakau, Mariau, ką aš tau sakau? Gal sakau, aš už tave sakau, norėčiau pasimelsis, ta prasme, tam šitie reikalai gal susitvarkys. Ne tai, kad gal susitvarkys. Žinokit, pasimeldžiau ir kažkur tai apie 2 mėnesius nebuvo tos epilepsijos. Jisai mane paskelbė baisiausių mokytojų per visą centrą. Čia yra mano gydytojas. Taip. O kiek tai laiko vėl kaip ir pasikartodavo. Aš kaip tos jau labai rimtas tikintys, taip jau, žinai, kažkaip tai tingėdavau pasiros. Toliau. Kažkaip neatrodo viskas natūraliai. Ir buvo dabar toks atvejis, dabar paklausyk. Aš stovėjau, yra pas man virtuvės, stalas. Aš čia stovėjau, jisai ten ant sofos sėdėjo ir durys tokia, tokia. Taip, kaip ir trikamis, bet aš už stalo. Įsivaizduokit, žiūri kažkas tai jam daros. Nežinai, kaip epilepsija, kas tau, Mariau, kažkas tai tau negerai. Jis gerai ir jau matau, kad kažkaip veidas pradeda krypti. Supranti, jau prasideda tas reikalas. Taip. Ir jisai taip, aš, žinokit, įsigandau. Puolė tave. Tu įsigandau. Taip. Ir jisai, tu bailys. Bet realiai, Taip, piktoji dvasia, gali. Bijai, sakau, tu pabėgsi, tu nori pabėgti pro turi, supranti. Žinokit, šauk nenorėjau, nes kitą kūtį ten sinos tie darbininkai, ir kažkaip susilaikiau. Ir aš pamačiau, kad jisai niekada taip nekalbėtų. Taip. Jisai, jeigu kai praeina šitą depresiją, jisai paskui, pavyzdžiui, prabudo,
Sakau, Marija, tu nėra tu parkalbė? Nieko neatsimena jo taip. Taip, kad dvasinis pasaulis yra labai realus, nes mes, mums duota valdžia išvaldyti Dievui. Ir aš pagalvoju dabar, dėsiu ranką ir galvoju, paskui prisimenu tą nesveiką, kuris kapinėse bėgiojo, fizinės jėgos turi. Taip. Kuris duos man per tų stalus. Vienu žodžiu, aš įsigandau. Realiai ir dvasia matė, kad aš įsigandau ir apkaltins. Taip. Tai vad, Benai, dabar situacija tokioj, aš situacijoj tokiai atsidūriau ir paskiau, kaip su kuriais tikintiesiais, aišku, čia retas atvejis, pavyzdžiui, tai yra nemalonus dalykas, taip daryti. Tikrai, pavyzdžiui, Biblijos motyvai, kai vykdavo tie visokie išgydymai, beniuškai, labai jau blogai. Taip. Bet taip, aš buvau išbandytas, nes jau kaip 3 metai nagrinėjau temą tikėjimo. Tikėjimo temą. Ne taip, kad, pavyzdžiui, 3 metų taip tikiu, bet ėmiausi 3 metus. Ir va, Kristu, yra tas laikas, kai tu esi išbandytas. Bet realiai aš buvau išbandytas. Jau patikė. Prieš mėnesį. Dabar aš noriu paklausti, ar tu buvai išbandytas? Bet čia rimtai, čia jokių juokų nėra ir jo nebaimės. Ne, tai aišku būna visokiausių tų išbandymų, visokios aplinkybės ir žmonės, visokie antpoliai yra buvę, daug visokiausių yra tų įvykių buvę, sakau, galima pasakot, sakau, čia, demonų pasaulis, tai realus yra, kaip savo žmonėse gyvena, tų velnių nemažai, aš irgi Sereikiškių parke einu, vienžu sėdi vyrukai gerą degtinę, o aš su šventu raštu einu, skaitydamas, sako, ką čia skaitai, sakau, Naują testamentą, Jėzaus Kristus mokslą, tai ką tu Marijos negarbini, sako. Sako, aš matau, kaip jūs garbinat Mariją. Ir tada atsistojo jisai, sako, iš mano rankų, sako, dabar tas žmogus atsistojo girtas, iš mano rankų, sako, išeis ugnis, sudegins tavo galvą, sako. Uždėjo rankas, kitas aplinkui mane bėgioti ratais pradėjo. Didėjo man kokie velni. O čia atsiprašau, iškrito kažkas. Tai vieną žodžiu, įsivaizduoju, reiškiniai tokie. Tada pradėjo kviesti žmonės, sako, ateikit pasiklausyti sektanto. Kviečia daug žmonės. Aš tada jiems pasakiau, sakau, kai mums bus krizė, kai jūs blogai, ateikit pas mane, jiems pasakiau adresą, kur aš gyvenu. Sakau, ateisit, tada pirmiausia pasikalbėsim. Bet aišku, žmonės ten nesirinko, išėjau taip. Tai yra daug atvejų. Kitą kartą buvo toks atvejis, irgi su vaiku išvažiavau, irgi Sereikiško parką pasivaikščiot. Irgi pasakoju, jaunimą, pamačiau sėdį. Nepasimečiau. Irgi tokie sėdė vaikinai, aš mėgdavau pašnekinti juos, vieną žodžiu, sėdė tokie vaikinai, pasirodo jie tokie kaip šėtono garbės satanistai. Ir tad vienas ir sako, mes šiandien tave papjausim, sako, tu būsi šiandien pas viešpatį. Aš sakau, nei tu papjausi, tu esi bejėgis, nieko negali padaryti, sakau. Ir tada tarpusavyje susiginčia, aš ten toliau pasakoju, sakau, jūs žmonės, sakau, ten prieš valdžias pradėjo kalbėti, taip turiu, sakau, jūs nei mokotės, nei studijuojat, sakau, neturite užsiėmimo jokio, dar kritikuojat valdžią, sakau, jums reikia užsiimti rimtai pradėti gyventi, tikėti, orientuotis į gyvą Dievą. Ir tas vienas sako, aš papjausti, o kitas sako, jis gerai šneka, sako, tu pats išprotėjęs, sako, tarpusavy susiginčia, susipėžė. Mano vaikas pabėgo išsigandęs ir aš tada lėtai, nepatogu bėgti. Lėtai nuėjau, kol jie barėsi ir mušėsi, kol mušėsi ir barėsi, bet kaip įdomi Dievas sutvarko, viskas supriešina tarpusavį tuos draugus. Tai tokie neįtikėtini visokie atvejai. Tai kiekvieną dieną buvo nuotykis, šiandien į gatvę ir viso nuotykis, vis atsitinka kos nors, vienu žodžiu, visokių įdomybių. Tai sakau, atakos būdavo visokios, bet esmė tame, matai, kad laikaisi žodžio, esmė, kaip pasakyta Jono 1 skyriui, sako, jaunuolis nugalė šėtoną, nes žodis pasilieka jumyse. Tai reikia dar kartą skaityti, kol pasiliks, kažkas turi likti vis tiek, nes žodis turi likti, atrama yra, vieną sutikau irgi krikščionę, sako, aš niekada Biblijos neskaitau, sako, esu labai giliai tikinti, o tu Dieve mano, nuskambėjo man labai, kai sakau, tai sakau, į žodį mes turim tikėti, kas kalbama, ar pasitikim tuo, ką jis kalba, kas jis toks yra, ką jis gali, kokios jo savybės, kaip aš galiu pasitikėti neskaitydamas, tai visa informacija iš čia ateina. Dėl to savo būtina skaityti, paraginau būtinai, visur čia važiuodamas irgi dabar į Klaipėdą, pas tėvus, pas mamą važiavau, tai girdžiu, sėdė toks jaunuolis ilgais plaukais iš pagonių, tų tokių garbintojas, matomai, tų medžių, žaibų ir perkūno. Ir jisai geria tą, kažkokį mažą buteliuką, spiritinį gėrimą tą geria ir pasakoja šalia mergaitai, kad sako, netikėk Kristumi, vienu žodžiu, ta krikščionybė nesąmonė yra, kvailystė, sako, pasisodink liepą ir ąžuolą, apsikabinsi, kokią jėgą patyrisi, sako, vienu žodžiu. Aš nebeištvėriau, teko įsikišti, nes visi klausosi traukinį ir teko pradėti pasakoti. Kalbėjau, sako, čia pavarėjai, sako, 10 balų, sako, bet sako, daugiau negrūzik daugiau manęs.
tada nuėjau į tualetą, jau paskui išlipo Šiauliuose mergina tau, vienu žodžiu, tada grįžtu atgal, jis atsisuko, tada ir toliau pradėjau, jis sako, dar papasako, ir pradėjau kalbėti toliau. Ir ten rašto vietą, jis sako, pakartok kelis kartus, sako, pakartok rašto vietą, buvo toks įvykis mano gyvenime, kai atėjo tėvai supykę ant manęs, kad aš per liudymą įtikėjo vienas studentas, ne studentas, mokinys. Toks Darius, kur filmuodavo, atsiminė toksai Darius, dažnai ar tebėra Darius, toks dariukas būdavo, filmuodavo jisai ten. Tai jisai su manimi įtikėjo. Ir tėvai atėjo pas mane, sako, ką tu padarei, vaiką padarei sektantų kažkokį, sako, geriau būtų geriau narkomanas negu sektantas. O tu Dievui, ką jūs šnekat, savo vaikui tokį prakeikimą linkit, kad būtų narkomanas. Ir labai taip teisingai tarsi supykau ir man pačiam blogai labai pasidarė. O Dieve, tie išėjo tėvai, dėjuoju, kas čia man atsitiko, o siaubas, liktai teisingai pabariau aš juos, taip supykau teisingai atrodytų. Ir staiga atsiguliu lovą, dėjuoju ir girdžiu balsą. Skaityk Romiečiams 2:1. Dar nebuvau skaitęs rašto, tų rašto vietų. Čia buvo pati pradžia, dar anksčiau gerokai. Pasirodo, Dievas žino rašto visas vietas ir žino, ko reikia konkrečiai. Ir staigiai šokau iš lovos, bėgo prie Biblijos, atsiverčiu ir skaitau parašytą. Esi nepateisinamas žmogus, kiekvienas, kuris teisi kitą. Kitą smerkdamas pasmerki pats save. Ir sakau, viskas schemas nusipačiau, brėžinius visokius, kad yra teisumo linija, kad negali būti nei ant kalno, nei duobėje, vienu žodžiu, turi pasilikti dvasios tėkmėje, Dievas srovė. Ir kad neturi teisės nieko pasmerkti, nieko pakritikuoti ir kaltinti, turi likti gyvybės linijoje. Ir galiu aš dar papasakoti dabar įspūdingą labai sapną Dievas davė, jeigu galima dar laiko yra biški. Tai paskutinį, tą ilgą sapną. Bet labai įspūdingas, tikrai galingas sapnas, Dievas gailestingas, vienu žodžiu, kaip gavosi įdomiai. Vienu žodžiu buvo atėję krikščionys pas mane pabendrauti. Nesakau, tokių būdavo kartais, kai ieškai pradžioje krikščionybės, ieškai visokių tų būna nuotykių, visokių klausimų, taip nebūdavo, kad to lygiai viskas vykdavo. Tai atėjo tie krikščionys pilni ramybės, ramus tokie labai pilni šventos dvasios ir giedrė jausdavo, kad jie stovi tie žmonės, dar šalia jų kažkas stovi, toks nematomas, vienu žodžiu, Dievo buvimą jausdavo. Ir tada, po bendravimo, po visų kalbų, vienu žodžiu, jie išvažiavo ir aš tada nuėjau miegoti vakare ir sapnuoju sapną tokį. Labai įspūdingas sapnas. Sapnuoju didelį aukštą kalną, ant kalno viršaus ten stoviu, saulė didelė raudona nuleidžiasi jau vakarop ir aš leidžiuosi žemyn, toks serpentinas, kelias spiralelė leidžiasi žemyn, o visi kalno tie šlaitai įvairių bažnyčių, įvairių stilių, vienu žodžiu, kaip pastatai, kaip tie bažnyčios, vienu žodžiu, bet viskas padaryta iš medžio ir viskas sudegė, vien tik anglis, labai gražus ornamentai visokie, bet jokios spalvos, jokios gyvybės nėra ir iš viduje girdžiu balsą, sako, būtent išorėje nėra gyvenimo, tokį balsą girdžiu. Tad nusileidau į apačią, pamačiau 2 mažus vaikus, vaikai sako, nebijok, dėdulė, prieik prie mūsų. Dėdulė pavadino. Ir tie žmonės, kurie buvo pas mane, tai ir buvo tie kaip vaikai, nes sako, būtent būkite kaip vaikai, Dievo karalystės kelma. Vaikai negazina žmonių niekados. Suaugęs barzdotas gali išgazinti kokį nors vaiką, o būtent vaikai negazina, nepavojingi vaikai. Tai sako, būkite tokie kaip maži vaikai. Ir tie vaikai pakvietė mane prie durelių, tokios siauras mažos durelės, siauras įėjimas į karalystę, siauras kelias, sako, sek paskui mus. Ir aš tada pasilenkiau šonu, taip einu ir dar pasižiūrėjau atgal. Tada balsas iš vidaus sako, kas deda rankas ant arklo, nesidairo atgal. Ir supratau, kad negalima daryti į savo praeitį negatyviai, savo negatyvės istorijas visokias, reikia žiūrėti tik į Kristų, į tą Dievo dvasią, Dievo gerumą, Dievo meilę ir sekti paskui ją, kad būtum pastoviai užpildomas. Ir kurį laiką mes jiem tuo siaurų keliu, patekom į kalno vidury balta didelė tokia salė, tokia erdvė didelė, balta šviesa, šviesų. Kairė pusė moteris žilais plaukais, mėlynom akim besišypsanti. Ir iš jos meilės radiacija, kuri tokia srovė perėjo per mane, išnyko baimė, išnyko viskas. Tokia meilė išvėjo baimę. Iš tikrųjų perėjo per mane visą, kai dešiniai pusė stalas didžiulis. Tai vienas yra toks darbas, net padarytas, vienu žodžiu, tokį darbelį padariau, kaip sapnas vadinasi. Tai vienu žodžiu, nukrautas sodriais dideliais vaisiais. Ir mes pakvietėm valgyti, puotauti, sėdim, komfortas, laisvė, vienu žodžiu, bendraujam, draugaujam, valgom. Paskui netikėtai žiūriu, tas jau stalas valtyje ir mes išplaukiam iš kalno jau. Iš to kalno išteka upė ir teka, matau, aplinkui vien tik dykumas, per visą žemės rutulį vingiuoja upė, vandens gylis maždaug metro 50 gylis, dugne spalvotos gėlės žydi. Supratau, kad čia kaip krištolinė ta upė teka, šventosios dvasios simbolis. Kad reikia gyventi būtent šventoje dvasioje, neišlipti į sausumą, į dykumą, pasilikti toje tėkmėje, toje srovėje ir būtent taip mums reikia tekėti per visą pasaulį, kad palaiminti, kur teka gyvybė, ten gėlynas, ten oazė.
ten šviesa. Ir būtent dar ta kalba eina apie tai, kad reikia maitintis Kristumi. Kad būtent sako, aš esu duona, aš esu tas gyvės medis, kas mes turim kiekvieną dieną valgyti, būtent sotintis Dievo dvasios vaisiais, maitintis, kad būti gyvi. Ten daug apreiškimų toj vietoje, tam sapne. Ir paskui dar koks momentas įvyko. Po to sapno nueinu į susirinkimą, žiūri ta pati moteris žilais plaukais, mėlynom akim, su ta pačia šypsena. Neįtikėtinas sapnas. Realiai tą patį žmogų pamačiau. Pažiūrėjau, kaip Dievas būtent taip sujungia viską įdomiai. Tai superinis dalykas, supratau, kaip Dievas veikia įdomiai. Bet jau dabar iškeliavo, jam žinybė ta moteris, pagyvenus iš Jonavos buvo jį. Vienu žodžiu. Tai aha. Benai, tavo sielai, kas realiai užmaitina? Faktas, žodis, Kristus, viskas yra nesulyginama. Bet realiai iš žemėje gyvenusių, reiškia, didžių menininkų, ar nelabai didelių, ar tai būtų muzikantai, kas, reiškia, drąsino tave arba teikė įkvėpimą. Ar turi kažkokių žmonių, kurių kūrybą tu tikrai esi sužavėtas ir prieėjęs prie jų šedevro? Taip. Padėkoju Dievui už rankas, kurios sukūrė šį grožį. Taip buvo tokių žmonių. Ir teko net asmeniškus jais bendrauti ir kartu mokys, pažiūrėjau, toks Petras Mazuras, toks garsus skulptorius ir menininkas. Gal prie mo muziejaus matė, tokį arklys raudonas yra jo padarytas ir prie Kauno galerijos, tas muziejus, kaip nevadinasi tas muziejus, toks vyriškis su rankom, tokiam išplėstom. Tai čia jo darbai yra ir jis tikrai daug padarė, vienu žodžiu, daug įtakos, nes kad pasitiki teko ir dalyvauti bronzos liejime, vienu žodžiu, jo tie darbai įspūdingi, vienu žodžiu, darė tikrai, ir kaip žmogus, labai išmintingas, daug visokių patarimų duodavo. Ir Talmatas toksai buvo, tas dėstytojas, aišku, daugiau rytų, jis ten filosofijai, bet jisai taip mokėdavo kažkaip tai sudominti. Visokių apie gamtą kalbėdavo, paslaptingus visokius dalykus, kad visą apie tą gyvybę, daug įsimintinų dalykų jisai ten mokė mus. Tai buvo tokie tikrai autoritetai žmonės, brangus. Ir, aišku, Navakas toks skulptorius yra savo kūrybą. Aišku, iš užsienio ten tokie kaip Henris Mūras, Marino Marinis, Brinkušas toks, nežinau kaip tarėsi lietuviškai, aš nežinau, aš vadinu Brinkušas, toks rumunų skulptorius buvo labai gilus, įdomus, toksai menininkas. Tai kurie tokie, ir iš mūsų tų lietuvių krikščionių, labai fainai tie yra, ir Jaruševaitė, tokia moteris yra, Kuzima amžinatelis, kur padarytos yra dramos teatro, toksai labai brangus žmogus, tikrai yra, esu buvęs pas jį namuose, Biblija padėta, skaitydavo šventą raštą pastoviai jisai žmogus, tikrai toksai kaip kunigas, toksai šventas žmogus tikrai. Labai, Kuzima, kad Stanislavas, taip. Tai teko dirbti netgi prie tų dramos teatro, kur yra tos ten šlifuoti, ten blizginti, ir pasikvietė į pagalbą. Tai tokia buvo proga susipažinti su juo. Toks labai brangus. Bet tai tikrai, kai atverdavo burtą, auksinės mintys eidavo pas jį, mokėdavo kaip kunigas kalbėdavo, labai švari graži kalba. Tai galite paklausyti internete, yra jo įrašų, ten keletą. Toksai apie meną kalbą, jis apie liudiją. Labai faina. Tai žodžiu, visokių įdomybių. Taip. Ko gero, jo. Labai gerai, tiksliai, baigiam. Gerai. Ačiū viešpačiui, ačiū Dievui. Labai ačiū. Aš kažkaip noriu labai palaiminti. Gerai, pasimelsti, labai gerai, sutinku. Dėkoju. Brangų brolį žmogų, už tavo kūrinį, už tavo sūnų Dievę, kurį tu pagimdėjai. Taip nuostabiai nepavyzdžiui. Savo dvasia, nes meldžiam jam ir toliau dvasios, kad jos niekada nesutiktų. Kad ta gyvenimo upė, kuri išsilieja, kad jo širdį, kad jinai tekėtų ir dar stipriau, kad jinai gilėtų, skaidrėtų, stiprėtų viešpatie ir palaimintų ir patarnautų dar daugeliu žmonių. Čia šitą žemę, mūsų šalyje, mūsų kaiminystėje viešpatie. Dėkojam tau, šlovinam tave už tavo nuostabius darbus mūsų gyvenimus viešpatie. Ačiū tau, mes lenkiamės prieš tave. Mes dėkojame tau viešpatie. Garbėm tave iš visos širdies. Ačiū tau. Jėzus Kristus. Oi, labai tą lempą blizgina. Jau reikia uždegti geriau daugiau šviesų. Labai ką. Reikia kovoti, jau kaip vis.
Labai ačiū. Labai ačiū Benai. Nuostabu girdėti, kaip Dievas veikia, kaip Dievas naudoja apie tą jo nuostabią ugnį.